labai sunku kažką iš šalies pasakojant, nupasakoti, kas tai vyksta, kodėl čia visi taip veržiasi kartu šokti, kartu dainuoti, praleisti laisvalaikį būtent puoselėjantas tautinės kultūros ir muzikos ir šokio tradicijas. Atsiranda tas vienybės jausmas, tai yra labai svarbus dalykai, ypač tokioj tautoj, nedideliai tautoj kaip Lietuva, kur mes tik keli milijonai ir tai yra labai svarbu, kad mes turim tokį bendrą jungiantį vardiklį, turim kaip ir tautos idėją, kad per savo šokį, per dainą, per savo kultūrą mes galim jaustis esant, kad visi esam lietuviai ir ne tik patys pasidžiaugti, bet galim ir bet kam kitam parodyti, kad vat, kokie mes esam tauta, kuri džiaugiasi savo tradicijom, kuri rūpinasi tom tradicijom. Ir kultūra, aš manau, tokia sritis, viena iš nedaugelio sričių, kuri leidžia mums mažai tautai atsistoti šalia didelių tautų pasaulyje, kur bebūtume, arba Amerikoje ar Europoje kažkur, tai didžiausios valstybės galim šalia atsistoti ir būti lygiaverčiai, nes mes kalbam apie kultūrą, apie jos reikšmę, apie puoselėjimą tos kultūros, o šitoj vietoje tikrai lietuviai esam labai stiprus. Esama absoliučių, nesunaikinamų dalykų. Tai sąmoningumas, būtis, meilė ir šeima. Kartos į kartą, aukštyn į šviesą. Lietuviškos tapatybės puoselėtojas. Lietuvių fondas. Gerbėmieji svečiai ir žiūrovai, šiandien Maryland valstijos paskelbtą Lietuvos dieną pristatome jums 15-ąją lietuvių tautinių šokių šventę. Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva ir už rudenio debesio juodo, tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų, ir daina, ir viltis, ir paguoda. Tavo lygus laukai, tavo pievų takai, tavo vasaros aukštas dangus, šauks mane ir vilios atgalios atgalios. Širdys kels, tartum varpas žvangus. Be tavų spindulių, tavo žemės keliu, man pailso kelionėje kojos. Ir akis atsigaus, laisvė tavo dangaus, ir širdis plaks tik tavo šilumos. Daug ištremta sūnų už Atlaidės kalnų, daugel krito kovojo dėl tavęs, jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia, tavo laisvės rytojų pašvęs. Saulė tai tėvynės simbolis, jo šiluma ir šviesa atspindi kiekvieno lietuvio nuoširdžią meilę gimtajam kraštui. Kelionė prasideda saulei beauštant. Jaunoji keleivė ir jos draugės šokiais pažadina saulę. Jaunasis keleivis ją pasveikina, o susirinkę šokėjai rytmečio saulės apšviesti tampa tarsi spindulių tęsiniai.
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva. Ir už rudenio debesio juodo, tu benamių sūnų už kalnų, vandenų, ir daina, ir viltis, ir paguoda. Pirmoji šventės dalis, baltų žiedų takus krūtinėje nešu, tai kelionės pradžia. Giliai į atmintį įsirėžusi seniai palikta tėvų sodyba ir jos nuostabų žydintys sodai. Žaismingi ir linksmi prisiminimai apie smagią praeitį, jaunystę, tėvelių namus. Jūs buvot jaunas, seno sodo vyšnias ir pirmą kartą nuometais baltais. O aš tariau, gal niekad nebegrįšiu, čia pasidžiaugt pavasario skliautais. Žydinčiame sode pirmą kartą susitinka jaunų keleivių pora. Čia jie susidraugauja, pamilsta vienas kitą. Jūs buvot jaunas, seno sodo obels ir šakos limpa nuo pirmų žiedų. Takų žiedais, tartum vietiniais draugais laisvų. Aš ieškau čia ir nerandu. Draugėn renkasi svajojantis, žaidžiantis, dūkstantis jaunimas. Sodyboje džiaugiasi visa šeima.
Mažutėte, kas kada šiandien mažutėte, mano vardas vanduo.
Ilgas ir vingiuotas kelias lietuvių iškeliavusių iš tėvynės. Įvairiais laikais ir dėl skirtingų priežasčių tautiečiai, tarsi iš protėvių namų išvykę keleiviai, pasklido po visą pasaulį. Tačiau gražios lietuviškos tradicijos, papročiai bei šventės, o ypač meilė tėvynei, sujungė atskirus žingsnius į bendrą kelionės taką. Žymaus lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio poezijos žodžių sukurtais vaizdais Liepos 3-ąją Baltimorėje, mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija, praūžusios grandiozinės 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės programa atspindėjo mūsų tautos kelionę. Aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad tos tradicijos, kurias atsivežė kiekvieną kartą atvažiuodama iš Lietuvos, jos yra išlaikomos, puoselėjimos. Net patys mažiausi lygiai taip pat perima šitas tradicijas. Ir kur bebūtų, tas jausmas yra be galo stiprus. Aš klausiu, klausinėjau merginų, iš kur jūs tautinius kostiumus atsiuvote ar kažkaip tai kitaip. Jis sako, ne, čia mūsų močiučių, mūsų probubučių. Ir jie eina iš kartos į kartą, net drabužiai, kuriuos jas be galo saugo, kad tik tai jie išliktų dar ir ateityje. Tai rodo, ant kiek yra brangi ta tradicija, ant kiek brangi ta lietuvybė. Tai tikrai jaudina. Tai, ką patyriau čia, tai yra tiesiog buvo visiškai netikėta. Patirti tokį jausmą, tokį stiprų, kad kažkur už Atlanto žmonės vedini tos tautiškumo idėjos. Jie gali susiburti, širdis plakti vienu ritmu ir šokti taip, kad tikrai reikia pavydėti visiems. Aš manau, kad ir mum, gyvenantiem Lietuvoje, yra ko pasimokyti, nes entuziazmas, kurio čia yra labai daug ir ne tik šokėjų, bet visos bendruomenės, jis nugali visas kliūtis. Sėdi salėje, kurioje yra kokie 5000 žiūrovų, kurioje šoka 1800 žmonių. Ir vis laikas nuo laiko reikia savo įsignybti, kad patikėtum, kad tai vyksta kokie 7200 km nuo Vilniaus. Tai yra kažkas neįtikėtino. Tai iš tikrųjų tai yra diaspora, kuri gyveno 100 metų atgal čia. Tai yra jos tęstinumas, tai kas vyksta čia. Tai yra didžiulis turtas, kurį mes kaip valstybė turime. Ir mes dažnai nesuprantame, ką mes turime. Tai va čia reikia pabūti ir pamatyti. Ir iš tikrųjų aš manau tą, ką turi šita Amerikos bendruomenė, tai gali tapti pavyzdžių daugeliu kitų bendruomenių pasaulyje, naujų, kurios būrėsi ir kad jos galėtų, semtis patirties ir judėti tą kryptimį. Su džiaugsmu ir viltimi, lydimi vienos keleivių poros, 1800 nuostabiais tautiniais kostiumais pasipuošusių šokėjų iš beveik 50 kolektyvų, kartu su keliais tūkstančiais puikiai nusiteikusių žiūrovų, keliavo po savos kelionės prisiminimus, dabarties pasiekimus bei ateities svajones. Nuo 1957 kas 4 metus organizuojama šventė pirmą kartą buvo surengta Baltimorėje, vienoje didžiausių miesto arenų Royal Farms. Čia nelengvas darbas mums, mes sunkiai dirbam paruošti mokytojus, bet tada jie visą metą turi savo kolektyvus, savo šokėjus. Ir mums labai svarbu, kad sutraukti tos jaunimą. Čia Amerikoje labai mėgsta sportą žaisti, tai mes visą laiką su jais prašom, ateikit pašokti, jūs galite futbolą be kada žaisti, jūs krepšinį be kada galite žaisti, bet čia lietuviškas tikras veiklas. Aš žinau, krepšinis irgi lietuviškas veiklas, bet bandau, kad jūs visus įtraukti ir pasiseka. Ir šiandien per pertrauką viena susižėdavo su vyruku. Tai mes sakom, per šokius rasi ir meilę. Futbolą tu nieko nerasi, susiginčysi su kitais, bet per šokius tikrai bus linksmas, laimingas, meilingas momentas. Kaip pajauti, kiek žmonėms tas reiškia ir visą tas, kas juos atvedė čia. Yra 3 metai. 3 metai pasiruošimo, šokių, reiškia repetavimo kaip mozaikos dalelės kažkokiam regione. Paskui rūbų rinkimas, pažiūrėjimas ar seni dar tinka, ar ne, nes vėlgi kas 4 metai vyksta tas festivalis.
Viskas prasidėjo nuo idėjos ir surasti grupę visų pirma reikėjo, nes mes visai nauji susiradom draugus, tada pradėjom galvoti, ką daryti su kostiumais, nes jie yra būtini. O pradėjom ieškoti, gal Lietuvoje atsisiųs, bet kadangi pas mus šoka daugiausia šeimų poros, išeina labai nemažai pinigų, tai bandėm sutaupyti. O kadangi moku šiek tiek siūti, galiu tą daryti. Skau, jeigu aš turiu didelį norą, reikia jį daryti. Ir pasivau, dukra padėjo, ir vyras padėjo, visi kartu. Įspūdingame renginyje pasirodė tautinių šokių grupės iš 6 valstybių – Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Švedijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir pirmą kartą istorijoje iš Izraelio. Spalio mėnesį surinkome iniciatyvinę grupę, kurios metu mes nutarėm, kad mes norime kurti lietuvių bendruomenę Izraelio valstybėje, suteikėme jai Nerijos vardą. Pradėjome savo veiklą labai intensyviai. Tuo pačiu metu įkūrėme ir šokio kolektyvą, įkūrėme ir lituanistinę mokyklėlę, kuri pradėjo veikti, turime apie 15 moksleivių. Šokių kolektyvas labai subūrė merginas, mokyklėlę, vaikučius ir jų tėvelius, žinoma. Prieš kelias savaitės sukvietėme visus draugus, giminės pažįstamus į mūsų išlydėtuvių koncertą. Parodėme šokius, kuriuos išmokome, parodėme jiems mūsų tautinį kostiumą, kurį pasisiuvome Izraelyje, sukūrėme istoriją. Nieko negalima vertinti pinigais, nieko negalima vertinti, man apsimoka ar neapsimoka. Dėl to, kad tos 10 dienų, jeigu mes būtumėm likę Izraelyje, mes eitumėm paprastai į darbus, grįžtumėm į namus ir praeitų tą savaitę. Šiandien mes turim neįkainuojamos vertybės patirtį, mes turime tokį bagažą, kur parsivešim atgal ir bandysime pasidalinti su visais kitais. Lietuva jau 25 metus gyvuoja kaip nepriklausoma valstybė. Per tą laiką įvyko daugiau kaip trečdalis tautinių šokių švenčių. Turime remti, turime dirbti kartu, tą mes ir darome. Ir tikrai bendradarbiavimas yra visą laiką labai didelis, visa muzika įrašyta Lietuvoje. Konsultacijos liaudės kultūros arba nacionalinis kultūros centras mūsų dirba labai daug padėdamas organizuoti, visada dalyvauja kolektyvai iš Lietuvos tiek šokių šventėse, tiek dainų šventėse. Jie ir papildo, ir pasakyčiau, ir sustiprina, ir atveža dalelę Lietuvos. Todėl viskas vyksta tikrai neblogai, ateityje, manau, jis dar geriau. Pusėms ir tiem, kurie yra Lietuvoje, ir tiem, kurie gyvena išeivijoje, abiem pusėms reikia kažkaip pasitempti. Tai žmonės Lietuvoje iš tikrųjų didžiąją dalimi nesuvokia, kas yra išeivijoje, kokia tai yra jėga, kokios tai yra mūsų rankos, kuriomis mes galim pasiekti labai daug, padaryti labai daug, ne tik tai šokti arenose, bet mes galime prieiti prie investuotojų, mes galime prieiti prie politikų, mes galim labai daug iš tikrųjų padaryti. Ir to suvokų pažiūrėti čia į diasporą, artėja Lietuvoje rinkimai, mes vėl pažiūrėsime, kiek tos diasporos ateis balsuoti. Tai pasitempti yra iš tikrųjų visiems kur. Jeigu pažiūrėti čia į diasporą, artėja Lietuvoje rinkimai, mes vėl pažiūrėsime, kiek tos diasporos ateis balsuoti. Tai pasitempti yra iš tikrųjų visiems kur, bet potencialas yra tikrai nerealus ir jį išvaistyti turbūt būtų neatleistina, nedovanotina. Pasak tradicinio renginio organizatorių, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių bendruomenių šokių švenčių reikšmė nemažėja. Mes išeiviečiai norim prisiminti savo tėvukus, tėvai, kur atvažiavo iš Lietuvos, jų kultūrą, jų tą dvasinę jau. Norim vaikam parodyti, kas tai yra savita, unikalu. Mes turim, mūsų kolektyvai yra 2 amerikiečiai šoka. Jie apskritai yra nenusakoma, jie maždaug į ką mes čia dabar įsivėliam. Bet jie labai džiaugiasi, sako, tai yra visiškai nepakartojamas unikalus reikalas. Nesvarbu, kad mes toli, bet mes vis tiek visa dušėse širdimi esam su Lietuva. Ir mes turim vieni su kitais dalintis, daugiau jungtis, o ne skirstytis. Ir jeigu mes savo pavyzdžiui rodysime Europoje, ką mes turim kitom lietuvių bendruomenėm, gal ir jos inspiruos kažką tai daryti panašaus. Nes šitas renginys labai apjungia visus ir ta energija yra nenusakoma. Labai džiaugiuosi čia dalyvaudama ir labai ilgai norėjau, labai ilgai kalbinau savo vyrą, kuris ne lietuvis, tad buvo sunku kalbinti. Tačiau, kadangi 2 vaikai šoka grandyje, vyresnysis jau net 6 metus,
Tai kažkaip važinėjau, vežiau vaikus repeticijas ir prikalbinau savo vyrą. Jis labai džiaugiasi irgi čia dalyvaudamas, jam labai patinka kolektyvas ir labai džiaugiasi visa lietuvybė ir kaip mes mylim Lietuvą ir kaip norim jai atstovauti. Gyvenant užsienyje, išeivijoje, tie šokiai tikrai turi kažką daugiau negu mes gal Lietuvoje. Mums tai yra tradicija, tai yra protėvių kažkas. Čia yra kaip ir gyvenimo būdas, yra ne viena šeima sukurta šokių ratelyje ir matai tą džiugesį akyse, tai yra visiškai neapsakoma. Tai neapsakoma, tą gali apibūdinti 15-20 žodžių, bet reikia pamatyti. 15 kartą suorganizuotame renginyje šoko pirmųjų švenčių šokėjų vaikai ir anūkai. Jų gretas papildė naujos bangos išeiviai. Mano sūnus atvyko kartu kaip padėjėjas, kaip lydintis asmuo. Iš tikrųjų, tai jam suteikė be galo didelę patirtį susipažinti, bendrauti, pabūti šitoje kultūroje, susipažinti su kitų kolektyvų vaikais. Iš tikrųjų, netgi tie žaidimai, telefonai, kompiuteriai, jie juos ir sujungė netgi čia jisai susirado draugą amerikietį, jie sėdėjo kartu ir žaidė. Ir jiems tai buvo puikus laikas. Čia yra mano pirmas kartas, aš tai šoku 4 šokius. Mano sesutė irgi tai šoka, atrodo, 3 šokius ir labai smagu. Viena mergaitė, kur yra buvę kaip mano dvynukė, mes tai labai mėgstam arklius, jis vardas yra. Šventė, kad mes, kaip sakom, šis institutas turi savo nariais, kur kiekvieną kolektyvą per Ameriką prisijungia ir mes jiem išleidžiam tos žinios, bet mes irgi pakviečiam iš kitų valstijų. Ir Pietų Amerikoje, tenais Brazilijoje ir Argentinoje yra šokių grupės. Į Australiją kartais pakviečiam, aiškiai iš Kanados atvažiuoja, nėra taip toli, bet kitiems labai sunku, labai toli kelionė, labai, brangi oro bilietai ir traukiniu ir mašina. Amerika labai didelė valstybė, kartais žmonės nesupranta, kaip toli kiekvienas miestas yra vieno kito. Tada, kada važiuoja, reikia tuos viešbučius įsigyti ir tada maistą. Tai visas kartais būna brangu, bet mes vis tiek visus kviečiam, kur galim padėti, bandom, bet kada pasibaigė šventėje, kiek mes pinigų įtraukėm, bet mes tiek išleidom ant tų visų grupių, padėti jiems su bilietais, su maistu, su visko viešbučius. Ir mes, kada pabaigsim šitą įrašą, mes jums duosim, kad jūs galėtum parodyti visą Lietuvoje mūsų Amerikos, Šiaurės Amerikos lietuvių tautų šokių šventę. Tai tikim, kad tikrai gražiai galės pamatyti, kaip mes čia Amerikoje išlaikom lietuvybę. Vienas didžiausių užsienio lietuvių renginių subūrė ne tik kolektyvų narius bei juos palaikyti atvykusius žiūrovus, bet ir Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovus. Tai yra daug bendrų dalykų, reiškia, Lingys, Morkūnienė, Kalibataitė, tie patys choreografai, tie patys šokiai, Šventinė, Polka, Kupolinis ir kiti, kurie šokami Lietuvoje iki šiandien, tai yra aukso fondas Lietuvos. Ir pažiūrėti, kaip entuziastingai ir kaip, tarp kitko, tobulai, pasakyčiau, pagal tai ir kiek turėta repeticijų atlieka šokėjai, tai yra fantastika ir manau, kad labai svarbu, kad mes Lietuvoje matytumėm ir tuo pačiu užsidegtumėm to pilietiškumu, tokiu meilę etnokultūrai, meilę savo tradicijom. Tai, manau, labai svarbu. Begalinis entuziazmas, begalinė meilė Lietuvai, begalinė meilė šokiui ir svarbiausia bendrystė. Bendrystės jausmas ir tai yra tiesiog nuostabu. Virpina kiekvieną širdies kampelį. Metu baltos lelijos veidas. Praeis pavasaris, o veidas vis žydės. Ir kaip palaukėse aukštų pagojų aidas liuliuos melodiją jos mylinčios širdies.
baltų nuometų, ant vario vartų pasirėmus, tenai dukrelę jį lauko lydės. Kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos žiemos ir ant pečių po baltų nuometų jį amžiais vaidilutė, šventam tautos ugne, kuria kūrena vardas jos. Aušrinė reikmetį rasom palaisto žalią rūtą ir budi iščiose gyva gyvybė Lietuvos. dienon einu.
ieškojo tėviškės tamsioj nakty it kapas. Kur tu, tėvynė? Kur tu, Lietuva? Ar plaka dar skausme širdis sukeltus? Ar tu gyva, ar negyva? Iškėliau šaukdamas rankas į dangų juodą, kur tu, tėvynė, kur tu, Lietuva? Ir kaip parpuoliau bėgdamas per gruodą, atsakė man: Aš čia, gyva. Kaip skausmo ašaros mirgėjo žymurėliai, ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva? Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių atsiliepė: Aš čia, gyva.
Kviečiame į aikštę šokių grupių mokytojus. Su jais pristatome šventės organizatorius ir kūrėjus. 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas. The artistic director of the 15th Lithuanian Folk Dance Festival, Tomas Mikuckis. Scenografijos ir dizaino vadovė Simona Užaitė. Kūrybinė grupė Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė Knieža, Ramona Kaminskaitė ir Vilija Ičaitė. 15-osios tautinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkas Leonard Janasorentas. Organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojai Izabelė Laučkaitė Haus ir Rytis Grybauskas. Organizacinio komiteto nariai Jūratė Bojanauskas, Ramunė Klygytė, Gintaras Buivys, Diana Izabelė Haus, Jonas Haus, Vilija Kirvelaitienė, Algis Šilas. Šventės rengėjai Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių bendruomenės ir Lietuvių tautinių šokių institutas. Šventės balsai Linas Rimkus ir Emanuela Fernandes. Tegul lietuviškų tautinių šokių džiaugsmai ir prisiminimai lydi jūsų keliones. Iki pasimatymo 2018 metais pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje ir 2020 metais 16 lietuvių tautinių šokių šventėje.